Gerbiamas ministrė, magnificencija rektoriau, garbingi svečiai, ponios ir ponai, brangus absolventai. Leiskite šiandieną jūs pasveikinti šioje diplomų įteikimo šventėje. Ir be galo smagu jūs sveikinti šią nuostabią dieną, kada mes susirinkome į ypatingą vietą, į Kauno technologijos universiteto Santakos slėnį. Good afternoon to all our international students. We welcome you on this beautiful and very important day. I hope that all those years when you were to Lithuania, you probably know all the main important words in our language. So probably we can call you almost Lithuanians. But if not, if you don't know some of the words, the colleagues sitting next to you, they will make every effort to eliminate language barriers and will help you during the event. Also, volunteers will help you during the event because the venue language is Lithuanian. So may I wish you an interesting afternoon and we'll continue in Lithuanian. Ponios ir ponai, šiandieną yra mums svarbi diena visiems absolventams, jų artimiesiems, draugams, profesoriams, fakulteto atstovams. Šios ceremonijos metu bus įteikti diplomai 93-osios laidos ekonomikos ir verslo fakulteto absolventams. Tad pradėkime šią šventę iškilmingai ir visus jūs kviečiu giedoti studentišką himną. Gaudeamus. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Post iucundam juventutem, post molestam selectutem, nos habebit humus, nos habebit humus. Vivat academia, vivat professores, vivat academia, vivat professores, vivat membrum qualibe, vivat membra qualibe, sempre sinti flore, sempre sinti flore. Vivat et res publica, et qui illam regit. Vivat et res publica, et qui illam regit. Vivat nostra civitas, mecenatum caritas, que nos hic protegit, que nos hic protegit. Dėkojame KTU akademinio choro jaunystė choristams. Ponios ir ponai, Kauno technologijos universitetui pastarieji metai buvo itin reikšmingi ir svarbiausia itin sėkmingi. Ir universiteto vardas skambėjo ne tik mūsų šalyje, bet ir toli už jos ribų, taip garsinant Lietuvą, taip garsinant Kauną. Nes Kauno technologijos universitetas visų pirma yra pasitinkamas kaip lyderiaujantis universitetas, kuriame mokosi tiek daug puikių studentų, kuriame dirba puikus dėstytojai ir kurie turi nuostabų rektorių, profesorių Petrą Baršauską, kurį dabar ir norėčiau pakviesti sveikinimo kalbai. Ministrė, gerbiami svečiai, mėly ekonomikos ir verslo, kolegos, mėly studentai, mėly tėveliai, mėly giminės, mėly artimieji, mėly mylimieji, tikrai malonu visus matyti. Tikrai džiaugiuosi kartu su visais. Ir kaip gerbiamas Rolandas sakė, mes viską turim daryti pagal protokolą. Aš jums turėčiau paskaityti kažkokias, tikiuosi, labai protingas mintis, bet žinot, neskaitysiu.
tikrai neskaitysiu. Kažką pasakysiu, kas man dušioj, ką norėčiau jum išlydėdamas į gyvenimą pasakyti. Žinot, kažkada vaikas būdamas aš girdėdavau tėvo žodžius. Tėvas sakydavo, vaikė, mano gyvenimo moto visada buvo mokslas, darbštumas, kantrybė. Aišku, aš tada nieko nesupratau. Ir dabar kaip vyresnis už jūs turiu teisę tėviškai jums pasakyti. Pasitvirtina tie dalykai. Pasitvirtina tie dalykai. Gal šiek tiek reikia modifikuoti, gyvenimas pasikeitė, bet tos vertybės, tos idėjos išliko tos pačios. Tai keletą tokių momentų noriu pasakyti, pridėdamas prie šito savo tėvo moto. Pirmiausia, niekada negalvokit, kad pabaigėt visas studijas, kad viską žinot. Tai pats pirmas etapas. Tik prasideda viskas, tik prasideda. Tai jums tikrai šitą sakau. Todėl tas pirmas punktelis siekti žinių, siekti mokslo, šiai dienai moderniška siekti inovacijų. Taip, čia yra vienas iš pagrindinių jūsų ateities dalykų. Kitas dalykas, aš per savo gyvenimą pamačiau, tikrai, mačiau labai daug gabių žmonių, talentingų žmonių, bet jie nepasiekė nieko. Kai kurie galvojo, kad tik su talentu gali. Nieko panašaus. 90% darbštumo, 10% talento. Tai gali būti dalykai. Darbštumas tai yra vienas iš jūsų sėkmės ateities faktorių. Ir kitas dalykas, paskutinis. Niekad negalvokit, kad greitai viskas darosi, nesidaro greitai. Geri, rimti ateities dalykai reikia kantrybės. Ir jeigu jūs sugebėsit balansuoti tarp šitų trijų dalykų, aš jums tikrai prižadu. Tik laiko klausimas, kada jūs turėsit rezultatą. Ir gerą rezultatą. Turėsit. O taip, atsisveikinant, išsiskiriant, šiek tiek liūdna ir man šiek tiek liūdna, noriu tokį dalyką pasakyti. Ačiū labai, kad buvot kartu, kad tikėjot universitetu, kad mes kartu augom, kartu tobulėjom, kartu darėm klaidas. Lygiai tas pats ir mes. Negalvokit, kad mes lygiai taip pat mokėmės. Taigi ačiū jums už tą laikotarpį, už tą bendrą darbą. Pačios geriausios sėkmės jūsų gyvenimuose. Ačiū jums labai. Dėkojame magnificencijai už įkvepiančią ir padrasinančią kalbą. O dabar leiskite pakviesti garbės svečius sveikinimo žodžių ir visų pirma Lietuvos Respublikos ūkio ministrą Evaldą Gustą. Labadiena visiems susirinkusiems į šitą ypatingai svarbų renginį. Ypatingai svarbu jums, mėlieji, gerbėmieji absolventai, gerbėmieji kolegos. Visų pirma, žinoma, noriu pasveikinti jūs užbaigusi tam tikrą etapą savo gyvenime, bet tai yra ne pirmas ir tikiuosi ne paskutinis jūsų svarbus žingsnis gyvenime. Matyt simboliška, kad jūsų fakultetui būtent diplomai yra įteikiami tarp šitų sienų. Kodėl to pasakysiu? Man iš tikro džiugu būti čia, džiugu būti tarp jūsų, džiugu būti ne vien tik tai dėl to, kad esu ūkio ministras ir jūsų žinios, jūsų idėjos, tikiuosi artimoje ateityje padės mūsų valstybei vystytis toliau. Bet labai malonu būti čia ir dėl to, kad jūsų alma mater yra ir mano alma mater. Ir 2 kartus alma mater. Prieš 2 valandas dalyvavau ceremonijoje įteikimo diplomų mano gimtųjų fakultetų. Malonu dalyvauti dabar šitoje ceremonijoje įteikime diplomų tų, su kuriais
tiesiogiai, tikiuosi, artimoje ateityje teks dirbti. Na, leiskite nusileisti tam tikrus sentimentus. Tai yra 82 metai, tuometinis automatikos fakultetas, mes jauni, energingi, pilni idėjų, bet neturėdami patyrimo einame į pasaulį, taip vadinamieji peliukai. Na, peliukai todėl, kad pramonės elektronika ir grupė PE. 2002 metai, socialinių mokslų fakultetas. Patyrę, gyvenime daug matę, bet vėl pilni idėjų ir pasisėmę naujų žinių. Be pravardžių jau tuo metu vėlgi einame į gyvenimą. Tai šitos sentimentus aš jums dalinu, dėl to noriu pasakyti keletą sentencijų. Pirma sentencija. Jūs šiandien išeinate, aš suprantu, tada prisimenu 82 metus, irgi prisimenu tas dienas. Valio, baigiam, užbaigiame, nebebus paskaitų, nebebus to alinančio vargo ir taip toliau. Bet praėjo laikas, vėl norėjosi, vėl sugrįžau ir tikiuosi, kad jūs vėlgi į retrospektyvą pažiūrėję pagalvosite, kad galbūt verta sugrįžti, o sugrįžti iš tikrųjų verta. Nes šiuolaikinis specialistas yra universalus, kuriam tenka mokytis visą gyvenimą. Jūs daugiausia tapsite vadybininkais, bet kolektyviai jūs turėsite būti ne tik tai vadybininkais, jūs turėsite būti ir inžinieriais, jūs turėsite būti ir sociologais, jūs turėsite prezentuoti savo kolektyvus. Taip, kad mokymuisi, tobulėjimui nėra ribų. Tai dar kartą jūs visus sveikinu, džiaugiuosi ir linkiu kuo geriausios sėkmės jūsų pasirinktame kelyje. Lietuvos Respublikos ūkio ministras Evaldas Gustas, dėkojame jam už sveikinimo žodį. Brangus absolventai, šiandieną kartu su diplomu jūs taip pat įgysite teisę tapti puikios bendruomenės nariais. Jūs galėsite drąsiai prisijungti prie KTU Alumni asociacijos. Todėl dabar leiskite sveikinimo žodžiui pakviesti asociacijos prezidentą bei Lietuvos energijos generalinį direktorių Dalių Misiūną. Sveiki, svečiai, kolegos ir svarbiausia absolventai. Tai noriu pradėti nuo sveikinimo. Sveikinu. Šiandieną yra jūsų diena, jums pavyko. Tikrai galite savim didžiuotis tuo, ką padarėte ir labai svarbu tą dalyką pažymėti, tinkamai atšvęsti ir atsisukus atgal pasidžiaugti tuo, kas yra atlikta. Iš tiesų tai didelis įveiktas etapas, svarbus rezultatas. Ir tai, ką jūs padarėte, tas džiaugsmas turi įkvėpti jūs artimesniems ir tolimesniems darbams. O iš tiesų gyvenimas yra pilnas galimybių ir toliau mokysitės, ir toliau mokysite kitus, perduosite savo patirtį, ją įgausite ir tą darydami visada sugrįžti į universitetą. Sugrįšite mintimis, prisimindami ir kuo toliau, tuo vis labiau romantiškai prisimindami tas dienas, kada čia buvote, sugrįšite mokydamiesi į kursus, prisiminsite dėstytojus, kurso draugus, šitos patalpas, pastatus, šitą vietą, šitą miestą. Kad tai būtų dar lengviau ir prasmingiau, mes turime organizaciją, KTU Alumni asociacija, kurios nariais šiandieną galite tapti visi, ką ir kviečiu padaryti. Suraskite mus, mes esame ir internete, ir Facebook'e, ir visur kitur. Prisijunkite prie mūsų dabar jau ne menko būrio alumniečių ir įprasminkite savo veiklą šitoje asociacijoje. Nes tai yra galimybė sugrįžti į universitetą, tiek pasidžiaugti, prisiminti, bet dar nemažiau svarbu ir praktiškai pagelbėti, prisidėti prie universiteto raidos. Tai, kaip ir sakiau, prašom, visi esate labai laukiami KTU alumni gretose. And a couple of words to our international friends. Congratulations on a great milestone achieved. The world is full of opportunities, and when you continue, you will always come back in your thoughts, in your mind to this university.
To make it easier for you, we have an alumni organization, and you are all most welcome to join. Find us on the net, find us in Facebook, and please come and join us. Together we can do more, not only help each other, but also help our university grow. So, congratulations once again. Sveikinu dar kartą. Geros sėkmės. Dalius Misiūnas. Sveikinimo kalbai taip pat leiskite pakviesti KTU MBA Alumni klubo tarybos prezidentę ir bendrovės Comfort Heat generalinė direktorė, daktarė Vida Mozuriūnienė. Aš kalbėsiu angliškai, kadangi turime daug absolventų iš kitų šalių. Dear Minister, dear professors, lecturers, graduates, and dear guests, I am very pleased to be at this day with you. Today, you are living your alma mater, which had become for second home for several years to you. Here you have had many moments of a struggle, happiness, and you became very strong. I clearly remember that day when I have graduated at this faculty. It was feeling wonderful. I would like to wish you all the best in the future business or scientific future activity. Tomorrow you will continue your life journey through the world. Some of you will stay in Lithuania, others will come back, return to India, Nigeria, or other countries. Despite this, please remember that you are and you will remain the alumni of Kaunas University of Technology. I'm proud to say that all of you always welcome here even after many years. Because you are KTU graduates and you are that unites us. Because KTU is always in your heart. Thank you very much. Dėkojame gerbiamai daktarai už sveikinimo žodžius. Nuo dabar, ponios ir ponai, pradėkime iškilmingą Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto 93-osios laidos absolventų diplomų įteikimo ceremoniją. The harder I work, the luckier I get. We got to get down to business. You have to believe in yourself. Ponios ir ponai, pradedame iškilmingą diplomų teikimo ceremoniją ir kviečiame ekonomikos ir verslo fakulteto dekanę profesorę daktarę Editą Gimžauskienę ir vadybos katedros vedėją profesorę Astą Savanevičienę. Diplomai pirmiausiai bus teikiami industrinių technologijų vadybos bakalaurams, tad kviesime VBEN2 grupės absolventus. Diplomas are awarded to Bachelors of Industrial Technological Management. The alumni of VBEN2 group are invited for the receiving the diplomas. Ponios ir ponai, pirmiausiai kviečiu paploti Ilgar Mamadzada.
Congratulations to Ilgar Mamazada. Ponios ir ponai, kviečiu sutikti Pakeratan Patmanatan. The family photo. Congratulations. And please welcome Farid Hassan Zada. May we have you in the center for the family photo? Thank you. Congratulations. Mes dėkojame katedros vedėjai profesoriai Astai Savanevičiniai, dėkojame jums. Ir kviečiame kartu su dekane diplomus toliau teikti ekonomikos katedros vedėją profesorę Gražiną Startienę. Diplomai teikiami ekonomikos bakalaurams ir kviesime VBGEUB4 grupės absolventus, na, ruošiasi VMSLEN4 grupė. The VMSLEN4 group is getting ready. Ponios ir ponai, pirmiausia jūsų plojimai skamba Dianai Burbei. Greičiausiai šiandieną ne visi absolventai yra mūsų šventėje, tad diplomus kai kuriem iš jų teks perduoti šiek tiek vėliau. Kviečiame Liuciją Jodytę. Liuciją irgi perduosime vėliau. Agnė Kriugiškytė. Jūsų plojimai. Ir kviečiame Paulių Malaišką. Kviečiame Justiną Miškeliūnaitę. Justinos nėra. Raimonda Trinkūnaitė Nikitinienė. Paplokime bent jau garsiai, kad mūsų išgirstų, jeigu nėra šiandieną absolventų. Monika Vaičiuvienė. Ernesta Vaitonienė. Kviečiame Danguolę Žvinienę. Fotografas iš karto sako, kad eikite į centrą, bet jis turbūt pamiršo, kad čia yra ekonomikos ir verslo studentai, tai jie po 2 nuotraukas turės. Vieną iš krašto, kitą per centrą, suprantat. Dėkojame katedros vedėjai profesoriai Gražinai Startieniai. Dėkojame jums kol kas. Ir kviečiame kartu su dekane diplomus toliau teikti strateginio valdymo katedros vedėją profesorę Moniką Petraitę. Diplomai bus teikiami strateginės lyderystės magistrams ir kviesime VMSLEN4 grupės absolventus. Diplomas awarded to Masters of Strategic Leadership. The VMSLEN4 group is invited. Ir ruošiasi VMSL4 grupė. Nu, daug kodų mums galbūt nesuprantamų, bet tikrai studentai visi supranta, apie ką mes kalbam. Pirmiausiai pasveikinkime, please welcome, Osaži Gregory Eromosele. Please welcome Santosh Ravi. Please welcome Vikram Aditya Singh.
Taip pat yra įteikiama ir rektoriaus padėka. Also, the rector's letter of appreciation. Dabar kviesime VMSL 4 grupės absolventę, ruošiasi VMTN 4 grupė. Kviečiame Renatą Gaižiūtę. Ponios ir ponai, nepagailėkime mūsų aplodismentų. Diplomai teikiami tarptautinio verslo magistrams ir kviesime VMTN 4 grupės absolventus. Diplomas awarded to Masters of International Business. The VMTN 4 group is invited. Sayin Jacob George, please welcome. Please welcome Naresh Campbell. Ponios ir ponai, mes dabar kviesime VMTVN2 grupės absolventus, ruošiasi MVEN 4 grupė. VMVEN4 group is getting ready. Ponios ir ponai, jūsų plojimai skamba Rimai Varaškaitai. Prašome paploti dar stipriau, kadangi jai yra teikiamas diplomas su pagirimu ir dekanės padėka už puikius studijų rezultatus. Kviečiame Viktorą Barauską. Kviečiame Aleksandrą Diškantiuką. Kviečiame Dovilę Šeškaitę. Ir Diana Tamulytė. Kadangi jos, man atrodo, šiandieną nėra, bent jau paplokim garsiai, kad mus išgirstum. Dėkojame profesorė Monikai Petraitei. Kviečiu kartu su dekane diplomus toliau teikti ekonomikos katedros vedėją profesorę Gražiną Startienę. Tad kviečiame profesorę sugrįžti atgal. Ir diplomai teikiami verslo ekonomikos magistrams. Mes kviesime VMVEN 4 grupės absolventus. Diplomas awarded to Masters of Business Economics. The VMVEN 4 group is invited. Ruošiasi VMGLVE 4 grupė. Ladies and gentlemen, please welcome Nugzari Bakanidze. Congratulations, and please welcome Benjamin Opeyemi Idovu. Congratulations, and please welcome Osazi Igodaro Osahon. Please welcome Tamerlan Tagizada.
Taip, ponios ir ponai, mes kviesime VMGLVE 4 grupės absolventus, o ruošiasi VMVE 4 grupė. Kviečiame Elą Dermontaitę. Paplokime garsiai Elai, kadangi ji gauna diplomą su pagirimu, taip pat gauna dekanės padėką už puikius studijų rezultatus. Jūsų plojimai taip pat skamba Liucijai Rušinskaitai, kuri taip pat gauna diplomą su pagirimu ir dekanės padėka už puikius studijų rezultatus. Ponios ir ponai, kviečiu sutikti Mildą Antonovę. Mildo šiandieną mūsų šventėje nėra. Kviečiame Olgą Bladžiuvienę. Kviečiame Vitaliją Bubelytę. Dovilė Jančiauskytė. Kviečiame Birutę Jurkienę. Kviečiame Sandrą Lapėnaitę. Kviečiame Ingridą Latakienę. Liną Mačiulskytę. Kviečiame Rasą Petraitienę. Kviečiame Ingarą Pupšienę. Kviečiame Donatą Rakauskaitę. Kviečiame Ramunę Remezienę. Brigita Stogienė. Kviečiame Mildą Vasiliauskytę. Ir kviečiame Dovilę Vindžigalskienę. Ponios ir ponai, dar kartą paplokime Doviliai. Na, o dabar mes kviesime VMVE 4 grupės absolventus, ruošiasi VMGUVE 4 grupė. Kviečiame atsiimti diplomo Liną Andriuškevičienę. Kviečiame Simoną Botiriūtę Alytienę. Kviečiame Edviną Ivanauską. Kviečiame Davidą Keršį. Kviečiame Kristiną Liaugaudienę.
Kviečiame Edviną Mingilevičių. Kviečiame Mantą Stankevičių. Kviečiame Darių Urką. Ponios ir ponai, dabar kviesime VMGU VE 4 grupės absolventus. Pirmiausia, kviečiame Denis Fedotov. Agnė Juodytė. Liepa Aldona Kačkaitė. Gintautas Klimas. Justinas Pažemeckas. Vitalijus Pečionas. Justė Suveizdienė. Rolandas Velutis. Edgaras Zemlevičius. Ir Rima Žygienė. Ponios ir ponai, dar kartą paplokime absolventams. Kol kas šią akimirką dėkojame dekaniai ir katedros vedėjai, kviečiu atsisėsti Šiek tiek padarysime pertraukėlę diplomų teikimo ceremonijoje ir leiskite į šią aikštelę vėl pakviesti šiandien jums jau matytus urbanistinio šokio teatro Lau-Ea šokėjus, kurie mums padovanos dar vieną įdomų šokį, kuris yra parengtas specialiai šiam renginiui su specialiomis vizualizacijomis, kurias jūs matote ant šios didžiosios sienos. Tad ponios ir ponai, kviečiame sutikti Lau-Ea. This bitter earth well, what the fruit it bears this bitter earth if my life is like the dust
glow of a rose. But what good am I? Heaven only knows. This bitter earth can be so cold. Today you're young, too soon you're old. But while a voice within me cries, I'm sure someone may answer my call. And this bitter earth may not, be so bitter after all. Damos ir džentelmenai, mes toliau tęsime diplomų įteikimo šventę ir kviečiame sugrįžti gerbiamą dekanę, profesorę daktarę Editą Gimžauskienę ir vadybos katedros vedėją, profesorę Astą Savanevičienę. Diplomai dabar bus teikiami įmonių valdymo magistrams ir kviesime VMGAVL 4 grupės absolventus, na, o ruošiasi kita grupė VMBL 4. Ponios ir ponai, kviečiu sutikti Laimą Ivašauskienę. Kviečiu Laimai paploti garsiau, kadangi jai yra teikiamas diplomas su pagirimu, dekanės padėka už puikius studijų rezultatus. Ponios ir ponai, kviečiame Rimą Kucavičienę. Taip pat teikiamas dar vienas diplomas su pagirimu ir dekanės padėka už puikius studijų rezultatus. Kviečiame Aušrą Malinauskienę. Jai taip pat teikiamas diplomas su pagirimu ir dekanės padėka už puikius studijų rezultatus. Kviečiame Rugilę Andruškevičiūtę. Kviečiame Eglę Bachovienę. Ponios ir ponai, jūsų plojimai skamba Aurimui Černiauskui.
Kviečiame Žydrūną Davsevičių. Kviečiame Teresę Draugelienę. Kviečiame Editą Ivanauskienę. Kviečiame Evaldą Jakimonį. Kviečiame Eglę Janulevičienę. Kviečiame Aureliją Karaškevičiūtę. Živilę Kochanskaitę. Dominikas Latoža. Viktorija Mikniūtė. Inga Pečiukonienė. Kviečiame Gretą Pileckaitę. Kviečiame Airą Šulcaitę. Kviečiame Giedrę Tamulynę. Kviečiame Rolandą Urbanavičių. O dabar, ponios ir ponai, mes kviesime VMVL ketvirtos grupės absolventus, ruošiasi VMGL ketvirtoji grupė. Jurgita Doviltienė. Dalia Juozelskienė. Vaida Jurkevičienė. Žydrė Jurkštaitė. Toma Kupstytė. Lijana Mickevičiūtė.
Alva Nedzvetskaitė. Simona Sabaliauskaitė. Aušrinė Stočkutė. Ir jūsų plojimai skamba Rasai Šimbareniai. Dabar kviesime VMGLVL 4 grupės absolventus, ruošiasi VMGMVL 4 grupė. Kviečiame Dovilę Broneikienę. Kviečiame Jurgitą Būtienę. Jurgita Gruodienė. Inga Kandratavičienė. Kviečiame Mindaugą Palubinską. Kviečiame Vilių Perkauską. Nerija Petrulaitienė. Jurgita Pikelienė. Mindaugas Vilkas. Montvidė Žebrauskytė. Ponios ir ponai, dabar kviesime VMGMVL 4 grupės absolventus, o ruošiasi VMGTVL 4 grupė. Kristina Bindokaitė. Daiva Brazaitytė. Andrius Brusokas. Algirdas Ciplijauskas. Rūta Eidukaitytė.
Daiva Janušauskaitė. Sonata Krampaitė. Alina Lydekienė. Neringa Macionienė. Kviečiame Sandrą Mackevičienę. Edita Mačiunskaitė. Aušra Makulienė. Romas Marčiukaitis. Jurgita Morozaitė. Asta Paškevičienė. Indrė Radzevičiūtė. Deimantė Špakauskaitė. Eglė Zorskaitė. Ir Darius Žilinskas. Ponios ir ponai, dabar kviesime VMGTVL ketvirtos grupės absolventus, ruošiasi VMGZVL ketvirtoji grupė. Deividas Dragūnas. Loreta Flešinskaitė. Monika Ginkuvienė. Deimantė Juškaitė. Orestas Kliunka. Simona Matulytė. Daiva Motskaitytė. Irina Sadauskienė. Kristina Šerpitienė. Toma Venskė. Liucija Vidmantaitė. Irita Visockienė. Dar kartą plojimai absolventams. Ir dabar kviesime
VMGZVL 4 grupės absolventus. Arūnas Čekanauskas. Sonata Kontenytė. Richardas Leščinskas. Sigitas Petrikas. Inga Raubienė. Ovidijus Staigvilas. Giedrė Stankuvienė. Inga Steponavičienė. Ramūnas Steponavičius. Ir Jurgita Virketienė. Dėkojame gerbiamai dekaniai, dėkojame katedros vedėjai. Ponios ir ponai, štai ir atėjo ta akimirka, kada mes tiesiog užverskime aplodismentais visus absolventus. Brangus absolventai, netrukus mūsų laukia finalinis pasirodymas, į kurį mes jūs įtrauksime. Ir netrukus papasakosiu kaip, bet prieš tai turiu pasakyti dar labai svarbią informaciją, kadangi po finalinio pasirodymo greičiausiai jūs tos informacijos nebegirdėsite. Svarbi informacija yra ta, kad ne visi jūs pasirašėte knygoje. Tai reiškia, kad jeigu pageidaujate, o tikriausiai pageidaujate gauti priedėlius prie diplomų, mes kviesime jūs tą padaryti iš karto po diplomų teikimo ceremonijos. Čia foje yra stalas, prie kurio jūs prie dar pasirašysite tie, kurie nesate pasirašę diplomo gavimo knygoje. Na ir svarbiausia, kad atminti šį vakarą, kad švęsti tikrai labai reikia. Reikia švęsti labai ilgai ir labai daug. Bet svarbu atminti vieną dalyką. Jeigu po brandos atestatų mūsų jau kitą dieną ieško, tai po diplomų gavimo mūsų ieškos tik po savaitės. Tad elkitės protingai, gerai? Taigi, brangus bičiuliai, leiskite šioje improvizuotoje scenoje pristatyti dar kartą urbanistinio šokio teatro Lau Ea šokėjus, kurie labai įdomią šokio improvizaciją dabar pateiks mum, o mes kartu su jumis per šį kūrinį, kadangi jis skambės tikrai labai gera muzika, aš tikrai paprašysiu visų absolventų atsistoti ir ten po to ekrane pasirodys tokie skaičiai 10, 9 ir mažės, taip sumažės iki vieneto ir ties vienetu, kai tik parodys mūsų šokiai, mes visi kartu mesime kepurės į viršų. Statistiškai pusė kepurių nebeatsiranda niekada. Bet tą privaloma padaryti šioje šventėje. Tad ponios ir ponai, Lau Ea ir visi absolventai atsistokim ir pajudėkim pagal gerą muziką. O kad jiem nebūtų taip liūdna judėti pagal tą muziką, gal ir artimieji tėveliai atsistos. O jeigu jau ir tėveliai ir artimieji atsistoja, tai turbūt ir akademinė bendruomenė atsistos. Kartu pajudėti su mūsų absolventais. Lau Ea.
Aštuoni, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Metam! Ponios ir ponai, damos ir džentelmenai, leiskite dar kartą pasveikinti ekonomikos ir verslo fakulteto studentus. Sveikiname jūs įžengus į naują etapą ir šiandien švęskime ilgai. Nepamirškite į savo afterparty pakviesti rektoriaus. Jiems studentams sakiau ir jums pasakysiu. Jeigu norit, kad būtų geras vakarėlis, rektoriaus regalijos turi dingti mažiausiai 2 parom, tada bus geras. And for all our international students, I would like to say a few words in English as the closing speech. It will consist of several words. Let's party all night long, guys!